vargsta, tai gitaros nenuneškit toli, nes Algis sakė, pabandės pagroti lygiai taip pat. Atnešk. Nepajokavau, nenešk. Algis turi savo instrumentą, ar jisai kitaip groja, tai yra plunksna ir įvadas į naują literatūrinį kūrinį, Algelį. Tai gal galėtum ką nors ir paskaityti, pagroti? Na, kadangi čia gavosi toks literatūrinis vakaras, tai prisipažinsiu, dabar, na tiesiog, kaip minėjau, ta knyga išėjo ir 9 mėnesius beveik buvau be darbo, nes tie visi derinimai, redagavimai ir visi kiti spaustuvės reikalai tiesiog suteikė man begalę laisvo laiko ir neapsikenčiau ir pradėjau rašyti dar vieną knygą. Tai vat lygiai taip tą patį galiu dabar. Ir kaip paukščiai sparnai sumosavę, metai plauks, jau kiti gers kakavą. Horizonte dulkės traukinys, tik nebus mano sieloj ramybės, ilgesys iš kelio galybės, tartum sielos krašte apinys. Ta vakarą tylų nušava, kai mes gėrėm verandoj kakavą. Ir kaip paukščiai sparnai sumosavę, metai plauks, jau kiti gers kakavą. Kažkas tokio. Čia būtų tikrai nesilygioja į Richardą Gavelį, bet man tas pavadinimas Vilniaus pokytis tai po šiai dienai, nežinau, man įsėdęs giliai į kepenis ir man tas pavadinimas labai toksai smagus. Jeigu sutiktumėt paklausyti, aš labai norėčiau tiesiog pasižiūrėti jūsų reakciją, pažiūrėti, ar ta knyga galbūt, jinai bus visiškai kitokio pobūdžio. Čia bus istorinis romanas apie Rokiškį, būtų mano senelio Petro tikri gyvenimo epizodai, sujungti jo anūko autoriaus Algimanto tokiais